Labai dėkojau, kad pavyko susitikti. Esate girdėję pasirinkęs suratymą Utenoje. Taip pat labai nudžiugino, kai pamatėme kalbėjus. Briuselio išrinko vieno iš 5 kvalifikacijų komisarų. Sėkmingiausiai ir gausiu aukščiausią įvertinimą. Kaip manot, kokie darbai lėmė tokį aukštą įvertinimą? Tai aš manau, pirmiausia, kad mes sugebėjome pilnai įgyvendinti lūkesčių laišką, kurį buvo apibrėžusi mums komisijos pirmininkė, bet kartu, tiesą sakant, su parlamentu, nes parlamento klausimai buvo svarbu ir visi darbai buvo įgyvendinti, bet aišku, tai buvo ir žiedinės ekonomikos veiksmų planas su iš jo išeinančių ten apie 40 veiksmų, kuriuos skirtingos iniciatyvos pateiktos ir dėl pakuotės, galų gale baterijų. Tai aišku buvo taršos, nulinės taršos įstatymai, atnaujintas, sakykime, vandentvarkos įstatymai, galų gale oro taršos, kas yra labai jautru ir ypač didžiuosiuose miestuose. Ir galiausiai tokie didieji, sakyčiau, mūsų didžiosios iniciatyvos, tai kaip gamtos atkūrimo aktas, kuris sulaukia labai daug įvairių sakykime, taip atsiliepimų, nors dar net nėra įgyvendintas, bet tai buvo svarbus politinis mūšis laimėtas ir galų gale miškų nekirtimų, tai yra ypatingai susijęs su Amazonės miškais ir panašiai dėl importuojamų produktų, kur čia jau mūsų ūkininkai labai smarkiai palaikė, nes daugelis tos produkcijos, kuri yra išauginama ten, yra įvežama čia ir aišku nesąžiningai su visų ūkininkais. Virginijau, jūs esat gerai konsultantai, 3 komitetų narys, bet pagrindinis yra transporto. Kokie pagrindiniai matot darbus pagrindinius su karbonizacijos mažinimu, su mobiliais taršos šaltiniais ir kokie planai ir kaip jie atsiliepia Lietuvai net ir būtų? Tai aš manau, kad svarbiausia yra turbūt Rail Baltica. Čia yra numeris 1 darbas ir čia yra toks, kur padengia viską, nes traukiniai yra taršios priemonės. Aš manau, kad tai prisidėtų ir prie karinio mobilumo ir galų gale prie to, kad nuimti tą srautą nuo kelių. Kadangi traukinys tai yra 50 tų pačių vilkikų, liaudyje vadinamų fūrų. Tai šiuo atveju tai būtų labai svarbus. Antra, tai aišku, reikia investuoti į Europos infrastruktūrą, kuri būtų tolygi visoje Europos Sąjungoje. Mes matome pavydžiai, matome Lenkijos pavyzdį, kurį aplenkė labai smarkiai dabar Lietuvą ir čia šioje vietoje mums yra labai svarbu, kad tas valstybinis finansavimas būtų suderintas su europiniu finansavimu infrastruktūrai. Tai aš sakyčiau, kad čia turbūt yra kertiniai dalykai, ten kiti tokie kaip intermodalimo geresnis išnaudojimas, mūsų uosto infrastruktūros, to paties geležinkelio, žinoma, bet kitas dalykas labai svarbu, aš manau, kad yra susiekimas tiek tarpmiestinis, tiek miestuose. Ir čia šitoj vietoj, aišku, tai yra daugiausia nacionalinės kompetencijos, vyriausybių, miestų savivaldybių, bet aš manau, čia irgi galima bent jau turėti labai aiškius rėmus, į ką tai turėtų remtis. Man, pavyzdžiui, yra labai keista, kai miestai perka taršius autobusus, kur jau seniai galima turėti elektrinį, kuris neteršia oro, kur bus daug pigiau važiuoti, galima būtų gyventojams netgi padaryti nemokamą tą transportą ir su įkrovimų lygiai nėra problemos, nes tai yra, mes žinom, kiek jis nuvažiuoja, kur galėtų vienoj stotelėje pasikrauti, ar ten kitoj pabaigoj maršruto ir nėra didelės. Manau, jūsų įdirbis prisidės prie mūsų aplinkos švarumo ir tvarumo. Rasa, Jeigu ne apie politiką, ką mėgstat Kai nedirbu, tai aišku, turim 3 vaikus, kurie yra tokie maži, tai aišku, leidžiu laiką su jais pagrindę, žaidžiu krepšinį ir skaitau. Tai turbūt tokie 3 pagrindiniai dalykai, kai nedirbu. Jūsų grafikas labai užimtas, ačiū Jums, skyrėt laiką, tai mes šitą žinutę vežam Utenai, Utenos demokratai stiprėja ir aš manau, kad mes džiaugiamės, didžiuojamės. Jo, Jumis taip. Ačiū Jums labai. Ačiū labai Jums. Ačiū.